serijas labai įdomių prezentacijų, mokomųjų prezentacijų, iš kurių aš pasirinkau vidurinę, vadinasi, sėkmingos serija. Aš niekad neslėpiau, sakiau, dabar sakau ir sakysiu, kad tos Masters klube man yra didžiulis atradimas ir iššūkis vertinimo kalbos. Aš nesu radęs geresnio iššūkio ir įdomesnio dalyko kaip vertinimo kalbos. Todėl visiškai aišku pasirinkau iš tos serijos seminarą apie vertinimą. Šio seminaro metu aš jūs noriu supažinti su vertinimo reikšme, kodėl mes vertiname, kam jis reikalingas. Aš noriu supažinti jūs su 5 principais, kuriuos rekomenduoja tos Masters klubai vertinimo kalbai. Ir dar vieną dalyką, praktišką konspektavimo būdą. Vieną iš konspektavimo ir kalbos paruošimo, greito kalbos paruošimo būdų. Kas iš jūsų yra buvęs vertintojas? Beveik visi. Kas buvo vertinamuoju? O kas iš vis negirdėjo apie vertinimą? Tai kaip čia bebūtų, vadinasi, šita tema visiems yra aktuali ir mes galim pereiti prie pamąstymų. Kaip mes įsivaizduojam gerą vertinimą? Kas tai yra geras vertinimas? Kuo jisai pasižymi? Tokia buvo idėja. Konstruktyvus, aiškus. Skatinantis. Atviras. Padedantis. Nuoširdus. Struktūra vertinimo irgi turi būti. Turi būti vertinimo struktūra. Nebijoti kritikuoti. Turi nebijoti pakritikuoti. Kur? Štai taip mes įsivaizduojam vertinimą. Pažiūrėkime, kaip vertinimą įsivaizduoja tos Masters klubas. Ir visų pirma, kam yra, kokia yra vertinimo nauda, kas ją pasiima. Ir tos Masters klubas sako, kad vertinimą gauna visi. Naudą už vertinimus gauna visi. Gauna visą publiką. Vien tik taip todėl, kad gali pasižiūrėti į vertinimo kalbas ir palyginti vertintojus. Ir pasimokyti iš jų vertinimų. Gauna naudos tas, kurį vertina oratorius, ir gauna naudos pats vertintojas. Oratorius tik pasakė kalbą ir jisai nori išgirsti, kas jo pasiruoštoje kalboje davė efektą. Ir štai jisai gauna tučtojo grįžtamą ryšį. Tas buvo gerai, tas mane užkabino, tą aš pamačiau, tą aš pajutau. Iš čia pat gali gauti kitų idėjų. Tu šitą galėjai padaryti kitaip. Aš tavo vietoj būčiau daręs dar kitaip. Ir trečia, jis vertinimo kalba yra reikalinga tam, kad klube gautųsi speciali atmosfera, kuri vertina žmogų, kuris nori geriau kalbėti ir stengiasi. Tai yra labai svarbu. Ir ne tik tai klube, bet ir asmeniniam gyvenime. Vertinimas ypatingai vertingas tam, kai jis eina vertinti. Ir štai kodėl. Štai koks atradimas. Pirma, kai mes vertinam, mes turim klausyti kalbos, mes turim klausyti turinio, mes turim stebėti, ar gera kalbos struktūra, mes turim stebėti, kaip kalba yra pateikta. Tai yra mes vienu metu turim klausytis keliais lygmenim. O tai, kaip savo nenori, tai iššūkis ir metas. Ir jį reikia lavinti. Antra, kai mes gaunam daug informacijos, mes turim čia patie sisteminti, kas iš to, iš kiekvieno tos sluoksnio yra svarbu. Kas yra svarbu čia ir dabar, ką galim praleisti. Trečia, tos masterių kalbų vertinimo formatas ne šiaip yra 3 minutės. Tai yra iššūkis. Iššūkis, kad neplepėtumėt per ilgai. Kad atrinktumėt tik tai, kas yra tikrai labai svarbu ir sukoncentruotumėt tas minutės. Kiekvienam aišku, kad jeigu leis mums kalbėti, mes sugebėsim pakalbėti apie tai, kas buvo gerai ir kas buvo blogai, 10, 20 pusvalandį ir taip toliau. Bet 3 minutės yra iššūkis. Specialiai skirtas tos masteriams. Ir paskutinis. Lyderio savybė. Jūs niekada nepatrauksit paskui save žmogaus vien tik plepėdami. Reikia sugebėti užmegzti neverbalinį ryšį. Reikia, kad tas žmogus panorėtų vykdyti arba siekti kažko daugiau. O tai galima padaryti, kai užmezgam specialų ryšį. Dar viena savybė, kurią turėtume žinoti, kad tos Masters klubo vertinimo metu kalba vertintojas, o oratorius tyli. Tai padaryti dėl 2 savybių. Dėl 2 dalykų. Pirmas, tam, kad oratorius galėtų pasilsėti
atsikvėpti, atsisėsti ir pasiklausyti vienos iš klausytojų nuomonių. Antra, patikėkit, man yra tekę buvę daugybei susirinkimų, kur vyksta visiška betvarkė. Toastmasterių susirinkimai yra labai komplikuoti, bet pavyksta kaip laikrodukas. Ir todėl, jeigu vertintojas įsivels diskusijas, vakaras sugrius. Todėl prašoma vertinimo metu nekomentuoti. Ir jeigu jūs jau sutinkat su visom šitom taisyklėm, mes galim perėti prie 5 magiškų taisyklių, kaip geriausia yra vertinti. Einam? Tai pirmiausia, jeigu žmogus ruošiasi 2 savaitės, treniravosi, rašė kalbą, tai būkime malonus, parodykit jam, kad tai, ką jisai darė, tikrai svarbu. Ir bent jau pademonstruokim jam dėmesį, kad mums tas yra įdomu. Tai yra labai svarbu, kas vyksta, nėra priešys. Antra, kiekviena kalba pas mus turi savo tikslą. Mes einam pagal 10 pirmųjų vadovėlių, kalbos vadovėlių. Kiekviena kalba yra specifinis tikslas. Susižinokim jį, studijuokim jį. Pasižiūrėkim, kokios yra vertinimo gairės kiekviename vadovėlyje. Ir dar, labai vertinga paskambinti oratoriui, tada, kad jis ruošiasi, ir paklausti, kokį tu iššūkį savo keliai, kokius sunkumus pastebėjai, kaip aš tau galiu padėti, į ką atkreipti dėmesį. Gal tu nori išmokti kalbėti garsiau. Gal tau reikia padėti suskaičiuoti, kokias tu darai kalbos klaidas specifinis. Taigi, užmegzti ryšį su oratoriu. Trečia. Kalbėjimo metu, vertinimo metu yra geriausia kalbėti nuo savęs. Labai kvailas, žinai, tu kalbėjai taip, kad net dangus griuvo. Net dangus griuvo. Mano manimu, tu kalbėjai taip, kad dangus būtų griuvęs. Tai yra mano nuomonė, mano asmeninė nuomonė, nereikia absoliutinti. Mūsų yra daug, mūsų patirtis skirtinga, mūsų nuomonės skirtingos. Ir oratoriui pateikti savo nuomonę kaip kažkokią absoliutą yra, neklubiška, pavadinkim taip. Ketvirta. Vertinkim nekalbėtoją. Nereikia užgauti žmogaus, nereikia kištis į žmogaus asmeniškumą. Galima vertinti kalbą. Kalba yra objektas, yra gaminys, kurį oratorius atnešė, pateikė. Ir diskutuokime apie kalbą. Vat tavo šitoj kalboje, va tas gabaliukas, man atrodo, kad jisai gali įžeisti kokius nors žmonės. Būtų visai kvaila pasakyti. Ir tu galėjai įžeisti žmogų. Skašau, ne aš galiu, mano kalba galėjai įžeisti. Tai yra gero tono taisykė. Ir skatint savigarbą. Iš tikrųjų, tai, ką padarė oratorius, ruošėsi kalbėti, pasakė kalbą, liko, pristatė, padėkim jam pasijausti, kad jisai atliko kažką reikšmingo ir kad jis kažką tai gali padaryti. Tai yra labai svarbu. Aš pasakiau 5 būdus, kuriuos rekomenduoja Toastmasters klubas, bet jeigu neįsiminė šitų 5 būdų, nebėda, įsiminkit bent jau Toastmasters mantrą, vertintojo mantrą. Atsiminkit paprastą dalyką. Kalbėkit apie tai, ką mačiau, ką girdėjau ir ką jaučiau. Ir tai bus jau gera vertinimo. Ačiū. Labai malonu. Dabar galim perėti prie trečiosios dalies. Tai yra išmokti. Reiškia, atrodo viskas aišku, viskas suprantama, viskas paprasta, bet kai reikia šitą realizuoti praktiškai eksponuoti. Turiu popieriuką, tik tai spėjai rašytis, konspektuotis, ką tai reikia ir paskui iš to reikia sukompiliuoti kažkokią tai kalbą. Jeigu tai nėra taip lengva. Todėl aš pateiksiu vieną iš būdų. Man labai patiko, kaip Martynas kažkada pateikė savo kalbos organizavimo metodiką ir gavo ne vieną raudoną juostelę, kaip apdovanojimą už labai gerą vertinimą. Man visada patinka, kaip vertina Vladas. Ir iš jų mokytis ir mokytis. Šiandien aš pateiksiu dar vieną būdą, kaip galima organizuoti vertinimo kalbą. Imat popieriaus lapą, braukit jį brūkšniu, vertikalių brūkšnių. Ir kairė pusėje konspektuoja tai, kas yra, kas jums patiko, dešinėje pusėje tai, ką galima būtų pagerinti. Konspektuoja didelėm raidėm, tam, kad nereikėtų paskui, reiškia, išėjo iš čia parašiau,
Todėl yra, kad metų žvilgsniuką tu galima suprasti, ką pasirašė. Dėmesio toliau. Kai baigėsi kalba, išrenkat vieną teiginį, kuris yra labai įspūdingas, kur gali tikrai duoti rimtą komplimentą šitam žmogui. Ir tą teiginį pažymėti didelę žvaigždę. Toliau, žiūrėt visus kitus teiginius ir išsirenkat 3 geriausius. 3 įdomiausius, kuriuos galite komentuoti. 1, 2, 3. Tada pereinat į dešinę pusę. Iš dešinės pusės išsirenkat tą teiginį, kuriuo jūs galite padėti tam žmogui patobulėti. Ne ten, kuris yra rausiai pasikrapštė ar kažką tai ten, reiškia, praėjo, išvertė tribūną ir čia viskas sugriuvo, reiškia. Tas visiškai nesvarbu. Ten pasirinkti tą, kas yra svarbu, tai ką galima. Iš ko žmogus gali patobulėti. Ir sėdatės atgal į savo vietą ir džiaugiatės to, kas vyksta. Klube. Mėgaujatės kalbom. Dabar pasižiūrėkim, kaip veikia taip organizuota kalba. Didžiąją savo dalį kalbos pradedam kalbėti apie stiprybės. Mes užmesgam santykį su auditorija, mes užmesgam santykį su kalbėtoju. Apšildom jį. Tu esi stiprus šitoje vietoje. Įspūdį daro tas. Mane paveikė šitas, aš išgirdau labai gerą dalyką apie tai. Ir po to, aišku, dar 3 taisyklės. Vertinam, žinoma, draugiškai. Nekritikuojam, čia nekritikavimas, draugiškai. Vertinam nuoširdžiai. Jeigu mes užkelsim toną ir sakysim, oi, čia kaip man patiko, kas atsiras? Atsiras kažkokia panosinė distancija. Ir nepatikės nei auditorija, nei pats vertinamasis, kad jis sąžiningai vertina. Ir konkrečiai, kalbam apie konkrečius dalykus. Ne man patiko visa kalba, net nežinau, ką pasakyti. Ir jau sakykit, tu žinai, turinys taip mane pagavo, kad turai pasakius, aš paimau ir prašypsojau visą kitą. Tai bus bent jau nuo širtų patonka. Po tokio apšildymo galima pereiti prie didžiosios savo rekomendacijos. Ir kalbėkime apie tai, ką kalbėtojas gali pagerinti. Keista, kai jaunam kalbėtojui, kuris ateina, pasako savo lalūžį, sako, žinai, to gestikuliacija ne visai gera. Gal jam dar ankstoka galvoti apie gestikuliaciją. Aišku, yra visokių kalbėtojų, galbūt jisai jau gali padėti. Ir pabaigai užbaigiam tai, kad žmogus norėtų visą šitą tęsti toliau ir dar su didesniu įspūdžiu ir pagreičiu. Dabar pažiūrėkim, kaip tas atrodo, jeigu mes taip kalbą organizuosim, kaip jausis tas, kuris gauna. Tai pirma, jis gauna pagyrimą. Po to jisai gauna, po to jisai gauna rekomendaciją, ką jisai gali padaryti. Ir po šito jisai jaučiasi taip. Aš galiu. O šitą aš galiu. Ir pabaigai duoda gerą komplimentą tokį, kad žmogus sakytų, jo, aš ne tik galiu, aš ir noriu dar kartą pabandyti. Ir pabaigai paklauskit savęs, o kokio, dėl ko mes atėjom į Toastmasters klubą? Paklauskite ir pagalvokite. Kodėl mes neinam į kažkokius kalbėjimo kursus? Kodėl mes jungiamės į Toastmasters klubą? Ir gali būti, kad jūsų mintyse kirba lygiai tas pats, kas parašyta Toastmasters misijoje. Mes ateinam tam, kad rastume aplinką, kurioje galėtume tobulėti, kurioje galėtume mokytis ir norėtume mokytis. Tik iš šioje trumpo prezentacijai aš jums pristačiau reikšmę vertinimo kalbų. Aš pristačiau 5 būdus, kaip vertinti kalbą. Ir jeigu pamiršot šitos 5 būdus, svarbiausia, kad atsimintumėte vertinti mantrą. Ir pristačiau vieną iš būdų, kaip organizuoti savo kalbos, savo vertinimo kalbą, kaip konspektuoti ir organizuoti vertinimo kalbą. Ir tikiuosi, kad nuo šiol mūsų klubas bus daug rimtesnis ir didesnis. Ačiū.